Dabar Kijevo Rusia. Kijevo Rusia tai irgi tam tikras yra istorinis konceptas, poema, jeigu šitame prasmių lauke apie tai kalbėti. Ir kuo yra įdomi šita Kijevo Rusios istorija. Šiandieną, Ukrainos konflikte, bet jau čia be geopolitinių didelių ten interesų valstybių ir kitų, o čia viduj, slavų viduj, rusų ukrainiečių konflikte, Kijevo Rusios konceptas nepasidalina, kas yra įpėdiniai. Maskva laiko, kad tai jinai yra įpėdinė Kijevo Rusios, o tie ukrainiečiai, vakarų ukrainiečiai, tie banderovai, jūs sako, kad mes esam tikrieji Kijevo Rusios įpėdiniai, jūs esat moskaliai, visokie ten su mongolais susimaišę, jūs ne rusai, jūs net ne rusai, jūs esate ten ugrofinų, visokių mongolų ir totorių mišinys. O mes esame tie tikrieji. Ir žiūrėkit, o jeigu tik tai, ir jie remiasi ta aukso ordos, ta įprasta versija, bet jeigu mes priimsim, kad aukso orda, didžiulis klausimas, ar čia teisybė, iš karto argumentai prapuola. Matot, kaip iš nieko gali kiek aistrų kilti. Tie patys ukrainiečiai visiškai perrašė visą istoriją savo tikslams, dabartiniams tikslams. Taip, kad visi tuo užsiminėjai. Dar įdomus dalykas. Ir štai kodėl aš prisiminiau Porošenkos tėvo pavardę Valsmanas. Buvo tokia Chazarija. Labai miglota informacija apie ją yra, labai prieštaringa, istorikai ginčinasi daugelio niuansų, bet yra visuotinai priimtas variantas. Galutinai nusistovėjo toks poemos variantas, kad Chazarija tai buvo dabartinė Pietų Rusija ir Krymas, įskaitant šiek tiek ir Ukrainos. Ir toj Chazarijoje esminis dalykas yra tas, jinai baigė savo egzistavimą 10 amžių. Nu, taip yra manoma, sakau, čia visa tai yra. Bet dalis žmonių laikosi tokios teorijos. Čia esminis dalykas yra tai, kad tos Chazarijos valdantis elitas priėmė judaizmą. Ir paskui, kai ta Chazarija likvidavosi, dalis šitų žydų, kurie ten gyveno ir kontroliavo tą Chazariją, pasklido po rytų Europą ir pirmiausia Ukrainą. Ir taip pat karaimai atseit yra irgi tų Chazarų įpėdiniai, tie dalis čia ir Lietuvoje gyvena. Ir šiandien, kadangi Ukrainoje didelę dalį turto per visas privatizacijas turi žydų kilmės asmenys, šiandieną dalis jų teisingiau atgaivina tą Chazarijos idėją ir irgi kūrė geopolitinės tokias vizijas, poemas, kad jie yra tie Chazarų palikuonys ir reikia atkurti tą Chazariją su Krymu, su Pietų Rusija, su Ukraina. Ir tam yra nemažai visokių ir darbų padaryta. Pavyzdžiui, Dnepropetrovske yra įkurtas milžiniškas žydų toks kultūros centras, sinagoga. Dnepropetrovskas yra apskritai toks savotiškas dabar rytų Europos, sakyčiau, žydų centras ir sostinė. Turint omeny Ukrainos visus šitos konfliktus, ten yra ir šita dar linija. Ir šita linija. Ir aš ją prisiminiau dėl to, kad jinai siejasi su dar vienu geopolitiniu konceptu, ta Chazarija. Pagalvokit, 10 amžiuje jos nevyko, o idėja gyva, poema graži ir yra norinčių padaryti iš tos poemos prozą. Taigi štai.